1945. Pasaulis žengė savo pirmuosius žingsnius į taiką po ką tik įvykusio didžiausio karinio konflikto žmonijos istorijoje. Tam, kad būtų išvengta panašių tarptautinių nesutarimų, įkuriama Jungtinių tautų organizacija, kurios tikslas – skatinti taiką ir bendradarbiavimą mūsų žemėje. Tuo pat metu labiausiai nuo karo nukentėjusi žydų tauta ieško saugaus prieglobsčio ir trokšta įkurti savo valstybę istorinėse protėvių žemėse. Problema ta, jog šiose teritorijose jau šimtus metų gyvena arabai musulmonai. Būtent Jungtinių tautų organizacijai yra pavedama spręsti šį ypač sudėtingą žydų tautos apgyvendinimo uždavinį. To rezultatas 1947 Jungtinių tautų Palestinos padalijimo planas, kuriuo ši artimųjų rytų teritorija suskaldoma į atskiras žydų ir arabų valstybės. Visos arabų regiono šalys atmetė tokį tarptautinį sprendimą, laikydamos jį savavališku musulmoniškų žemių užėmimu. Jau kitą dieną Palestinos teritorijoje prasideda ginkluoti susirėmimai tarp žydų ir arabų bendruomenių, o kraujas regione nenustoja lietis iki pat šių dienų. Norint tiksliai suprasti vis dar tebesitęsiantį Izraelio ir Palestinos konfliktą, mums būtina nupasakoti detalų kontekstą, kuriame Jungtinių tautų organizacija daugumos principų priėmė tokį prieštaringą sprendimą. Dabartinis Izraelio ir Palestinos regionas su centru Jeruzalė yra laikoma ypač svarbia ir šventa vieta net 3 religijų atstovams – žydams, krikščionims bei musulmonams. Per visą mums žinomą žmonijos istoriją čia įvyko daugybė politinių bei religinių karų, o šią teritoriją valdė įvairiausios imperijos ir dinastijos. Žydai šias teritorijas kontroliavo seniausiai ir sąlyginai trumpai, nuo 10 iki 5 ir nuo 2 iki 1 amžiaus prieš mūsų erą. Vėlesniais kitų jėgų valdymo laikotarpiais žydai regione patiria priespaudą, diskriminaciją, didelė jų dalis persikelia į diasporą ir ten jie tęsia savo religinės tradicijas bei svajoja apie sugrįžimą į šventąsias protėvių žemes. Prasidėjus mūsų erai, žydai šiame regione jau tampa mažumos grupe, o čia įsigali krikščionys bei musulmonai. Būtent įvairios imperijos, kurių pagrindinė religija buvo islamas, valdė ilgiausiai ir net paskutiniuosius daugiau nei 700 metų iki pat 1917 tai darė nenutrūkstamai. Itin ilgas musulmonų valdymas ir visa labai kompleksiška regiono istorija lėmė tai, jog 20 amžiaus pradžioje Palestinos teritorijoje musulmonai sudarė daugiau nei 75% visos gyventojų populiacijos. Tokia demografinė sudėtimi Britų kontroliuojamas regionas artėjo link Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, kuris vėliau pasižymėjo kaip tautų išlaisvinimo iš imperijų laikmetis. Būtent čia susidūrė daugumos arabų gyvenančių Palestinos teritorijoje nacionalinės valstybės siekis ir žydų tūkstančius metų trukęs noras sugrįžti į istorinės protėvių žemes. XIX amžiuje Britai kolonizuoja Indiją, kuri neša didžiulę ekonominę naudą visai jos imperijai. To paties amžiaus pabaigoje baigiamas statyti Sueco kanalas, ženkliai sumažinantis ekonominius kaštus prekybos kelyje tarp tolimųjų rytų ir Europos. Britai, supratę jo svarbą, taip pat dėl kitų politinių ir ekonominių interesų, įsitraukė į konfliktą su Egiptu, kurio metu užsitikrina šio kanalo kontrolę. Prasidėjus 20 amžiui ir Pirmajam pasauliniam karui, dvi priešingos valstybės, Britų ir Osmanų imperijos, savo karinius veiksmus pradeda ir šiame strategiškai svarbiame regione. Taip vietiniams arabų nacionalistams įsižiebė puiki galimybė sukilti prieš vis silpnėjančius turkus ir iškovoti trokštamą politinę autonomiją ar net nepriklausomybę. Britai, siekdami turėti sąjungininkę regione, palaiko tokias arabų ambicijas ir tiekia jiems ginklus. Už aktyvų bendradarbiavimą prieš osmanus, Britų vyriausybė net raštiškai pasižada po karo remti arabų nacionalinės valstybės siekį artimuosiuose rytuose. Tačiau tuo pat metu Britai tarėsi ir su prancūzais, bei slapta pasidalina šį regioną įtakos zonomis.
Tolimesni bendri Britų ir Arabų kariniai veiksmai leidžia Britų imperijai užsitikrinti visos Palestinos teritorijos kontrolę, kuri yra išlaikoma iki pat Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Tačiau stumiantis pro ją, likus vos 2 savaitėms iki lemiamo mūšio dėl Jeruzalės pradžios, Britai padaro dar vieną ir kone svarbiausią pažadą regione. Jie pasirašo Balforo deklaraciją, kurioje išreiškiamas palaikymas žydų nacionalinių namų įkūrimui Palestinos teritorijoje. Taip Britų imperija tampa pirmąją svarbia politinė jėga pasaulyje, viešai palaikančia žydų siekį įkurti savo valstybę šiose istorinėse protėvių teritorijose. Visi šie Britų imperijos prieštaringi pažadai buvo formuluojami siekiant užtikrinti įtaką artimųjų rytų regione po Pirmojo pasaulinio karo. Tai buvo daroma dėl ypatingos šio regiono svarbos. Jis leidžia garantuoti Sueco kanalo saugumą ir suteikia prieigą prie nafta turtingos Persijos įlankos. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Paryžiaus taikos konferencijoje didžiausi politiniai žaidėjai susirenka spręsti žmonijos ateities klausimus. Tam, kad būtų išvengta galimų tarptautinių konfliktų, Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymų 1920-aisiais įkuriama tarpvyriausybinė organizacija Tautų lyga. Jos tikslas – skatinti nusiginklavimą, politinį bendradarbiavimą ir taiką visame pasaulyje. Tautų lyga įdiegė mandatų sistemą, kuri turėjo paruošti pralaimėjusių imperijų kolonijas savarankiškai savivaldai ir laipsniškai nepriklausomybei. Būtent Britanijai atitenka Palestinos regiono mandatas, dėl čia jau esančios jų karinės teritorijos kontrolės. Į oficialų Tautų lygos Palestinos mandato dokumentą buvo įkooperuoti ir Balforo deklaracijoje minėti, tačiau šiek tiek perfrazuoti pažadai žydams. Britai privalo užtikrinti žydų nacionalinių namų įkūrimą Palestinos teritorijoje. Britai turi palengvinti žydų imigraciją ir užtikrinti jų įsikūrimą Palestinoje. Musulmonai išvydę tokį tarptautinį teisinį dokumentą jautėsi ypač apgauti Britų dėl jų neištesėtų pažadų remti nacionalinės arabų valstybės idėją regione. Laikui bėgant, didėjanti žydų imigracija ir Palestinos žemių laipsniškas įsigijimas vis labiau kėlė vietinių arabų baimę, jog tai sukels jų bendruomenės iškeldinimą ir žydų valstybės įkūrimą. Pirmiausia, arabai tam priešinosi streikais ir protestais, tačiau vėliau tai peraugo į smurtinius susirėmimus su žydų bendruomenėmis. Galiausiai 1936–1939 metais įvyko ginkluotas arabų sukilimas, kuris lėmė Britų politikos pokytį regione. Jie oficialiai sumažino žydų imigraciją į Palestiną ir įvedė žemės įsigijimo ribojimus, paliekant žydams teisę tik į tam tikrus šalies regionus. Nepaisant to, Britų mandato laikotarpis, o ypač Antrasis pasaulinis karas ir jame įvykęs žiaurus holokaustas lėmė ženklų žydų populiacijos išaugimą visoje Palestinos teritorijoje. Skaičiuojama, jog tarp 1931 ir 1945 metų musulmonų populiacija čia išaugo apie 40%, o dėl didžiulės žydų imigracijos čia jų padaugėjo net 6 kartus. Tokia radikali Palestinos regiono demografinė transformacija artėjančius regiono įvykius padarė nesunkiai nuspėjamus. 1945 metais, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, buvo suprasta, jog Tautų lyga nesuveikė ir neužkirto kelio didžiausiam kariniam konfliktui žmonijos istorijoje. Tam tikslui buvo įkurta naujoji viršvyriausybinė Jungtinių tautų organizacija su tvirtesne teisinė baze ir su didžiausia politinė galia pasaulyje – JAV kaip jos dalyvė. Britai pasibaigus Antrajam pasauliniui karui Palestinoje susiduria su daugybė problemų kylančių iš nesutarančių žydų ir arabų vietos bendruomenių, todėl kreipėsi į naująją JTO dėl pagalbos sprendžiant šį klausimą. Tam tikslui 1947-aisiais Jungtinės tautos sudaro specialųjį komitetą, kurio tikslas – ištirti situaciją Palestinoje ir paruošti planą jo savarankiškai ateičiai. Šią darbo grupę sudarė 11 valstybių iš skirtingų viso pasaulio geografinių regionų, tam, kad į problemą būtų pažiūrėta kuo objektyviau ir įvairiapusiškiau.
Taip pat buvo siekiama išvengti didžiųjų pasaulio valstybių intereso siekio artimuosiuose rytuose, todėl politinės milžinės šiame komitete nedalyvavo. Darbo grupės valstybių narių vizijos išsiskyrė. Indija, Iranas ir Jugoslavija pasisakė dėl vieningos federacinės valstybės su lygiomis teisėmis žydų ir arabų bendruomenėms. Australija turėjo atskirą nuomonę, o dauguma, tai yra 8 krikščioniškiausios valstybės, pasisakė už atskirų arabų ir žydų valstybių įkūrimą Palestinos teritorijoje su tarptautiškai administruojamu miestu Jeruzalė. Būtent šis daugumos Palestinos padalijimo planas atsidūrė JTO generalinėje asamblėjoje, kuriam tarptautiškai įsigalioti teliko surinkti 2/3 daugumos balsų. Galutinis balsavimas turėjęs įvykti 1947 m. lapkričio 26 su dideliu musulmoniškų valstybių nepasitenkinimu buvo atidėtas 3 dienoms dėl žydų diskusijų užvilkinimo, siekiant užtikrinti reikiamą daugumą. Šios kelios dienos pasižymėjo ypač stipriu žydų lobizmu ir JAV politinio bei ekonominio spaudimo darymu kitoms valstybėms, kas lėmė kai kurių šalių apsisprendimo kaitą ir Palestinos padalijimo plano palaikymą. Taip, tų pačių metų lapkričio 29 dieną įvyko galutinis JTO balsavimas, kurio metu buvo tarptautiškai susitarta užbaigti Britų mandatą regione, suskaldyti vientisą Palestinos teritoriją ir didesnę jos dalį atiduoti čia naujai įsikuriančių žydų tautai. Svarbu pabrėžti tai, jog tuo metu Palestinoje gyveno 2 daugiau arabų nei žydų. Tačiau pagal tarptautinės daugumos nubalsuotą planą jiems buvo palikta mažiau nei pusė visos turėtos teritorijos iki tol. Visos arabų šalys balsavo prieš šį padalijimo planą ir visą tai matė kaip akiplėšišką musulmoniškų žemių okupaciją. Arabai kartojo, jog toks sprendimas pažeidžiantis esminį JTO chartijos tautinio apsisprendimo principą, pagal kurį visos tautos turi teisę į politinę nepriklausomybę ir laisvę pasirinkti savo valdymo formą. Pasibaigus balsavimui, jie pareiškė, jog toks tarptautinis daugumos susitarimas jų neįpareigoja jokiems veiksmams regione ir protestuodami prieš jį, visos arabų šalių delegacijos kartu su regiono kaimyninėmis Indija ir Pakistanu paliko Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Sekančią dieną Palestiną pasiekė šio tarptautinio sprendimo žinia ir įtampa tarp žydų ir arabų bendruomenių išaugo į atvirus ginkluotus konfliktus, taip žymint civilinio karo šalyje pradžią. Britų kariuomenės daliniams esantiems šalyje vėliau nebepavyksta užtikrinti taikos ir suderinti žydų bei arabų ambicijų. Artėjant jų paskelbtai Palestinos mandato pabaigai, 1948 m. gegužės 15 dienai, jos išvakarėse žydų lyderiai paskelbė Izraelio nepriklausomybės deklaraciją, pagal kurią įkuriama žydų valstybė Palestinos teritorijoje. Nors sienų klausimas nėra tiesiogiai minimas deklaracijoje, tačiau joje kreipiamasi į Jungtines tautas dėl bendradarbiavimo įkuriant šią valstybę, todėl ir laikoma, jog apeliuojama į JTO padalijimo plane nubraižytą teritoriją. Vos 11 minučių po vidurnakčio JAV pirmoji pasaulyje oficialiai suteikė de facto pripažinimą naujajai Izraelio valstybei. Ta patį gegužės 15 rytą prieštaraudamos prieš tokią įvykių eigą regione, kaimyninės arabų valstybės įveda savo kariuomenės į ką tik gimusio Izraelio teritoriją ir visas šis tarptautinis Palestinos planas žlunga. Ko gero, čia yra puiki vieta sustoti ir prisiminus svarbiausius pasakojimo momentus, drauge apie tai padiskutuoti. Ar visa tai ir daugybė kitų detalių bendrai neatrodo kaip besitęsiantis vakarų valstybių interesų siekis artimųjų rytų regione? Ar tai neatrodo panašu į prisidengimą tarptautinę teisę okupuojant kitų šalių teritorijas ir taip nusprendžiant jų likimą? Ar tai iš esmės buvo teisinga prieš ten gyvenančius vietinius musulmonus, sprendžiant svarbiausią religinį žemių klausimą žmonijos istorijoje?